Labą dieną. Dabar bandau pasigauti skumbrę. Čia iš karto tik iš namų. Nesidėjau jokio spinningo, normalią meškerę. Kad kuo greičiau čia su jie pasibaigti. Ir varyti tada angilę šiandien biškį pabandyti. Oras labai geras. Pažiūrėt kaip su tom langiam didesnėm. Šiemet taip ir nepavyko nei vienos pagaudam. Nu va, pagaliau pirmas skumbrė užkibo. Biškį reikėjo palaukti. Čia jų daugiau ar ne? Škad ne. O vienas šiandien kimba šiaip ne taip. Kad jau čia sunkiai. Na, gal pusę valandą žvejoja, dar tik 2 pagavau. Meškerė gal ne ta. Su skumbriam nepaėjo, tai grįžau namo, pasiėmiau šaldytas 4. Sparo pavalgyt pasiėmiau. Na, nėra kada darytis. Tik nusileido. Kažkas tai tampa jau. Pirma žuvis jau yra. Gana greit atsiliepia, ne taip kaip su skumbriam. Vidutinė dydžio, sakyčiau gal. Nuėjo. Nieko, tai bus dar, manau. Va, kimba vėl. Paėmė. Nedidelė. Apie 200 metrų gylis tai biškį užtrunka, kol suvynioja čia. Nedidelė langė. Brosmė. Ne langė. Tai man nereikia. Šitą jau turbūt nepasisekė. Antras nuleidimas. Iš karto jau kažkas prisikabino. Kažkokia mažytė iš karto. Trečias nuleidimas. Žambus iškart kibimas ar ne. Su antra tai mažytės nutampė. Biškai perplaukiau šiek tiek kitur. Tuo irgi kažkas kabinėjo. Kaip kibimų daug šiandien, bet panašu, kad žuvis nedidelė šiandien. Viršų kėlė šį kartą. Gal lydeka bus? Šį kartą sunku suprasti iš gylio, kai gaudai. Na, meškerę pasidedam bortą. Galai klina ir kaip ir vynioja ryte pabiškį, nėra ten tik sunku. Šitą elektrinę rytą tai kaip ir nereikalinga šito atveju. Va, kai jeigu ešeris gaudai, tai elektrinę rytą būtinai rekomenduočiau, nes ten aukštyn žemyn pastoviai kilnot svoris daug didesnis, tai yra reikalų. Čia tiesiog ramiai po biškį vynioja. Gražiasi gamta. Laukia, kas ten iškils. Užgauti yra. Neprasme vis tiek.
2 šviežias skumbrės turiu. 4 šaldytas, tai čia jeigu šitas kibs, tai negerai. Ora nuleidė, tai jinai nuplaukė. Nu jie, bliamba. Gražiai tempia jau čia. Jau kažkas tai. Bakst. Žaidžia vis, bet neprižaidžia. Kad nebus didelė. Na, užlenk normaliai. Kaip čia baksnuosi. Geriau pažena. Opala, geriau paėlė. Kokia tai nedidelė. Na, draugelį. Irgi be šitų. Prisukęs iš čia pridarė. Dar galvą gavęs. Sistemėlę šiandien kokią naudoju, tai trumpas labai pavadėlis. Už 1,5 metro tada čiburaška ir irgi neilgas pavadėlis. Naudoju šį kartą tik vienšakius kablius. Nedėjau trišakių. Kol kas tai kibimų daug buvo, bet panašu, kad mažytas tik tais, tai sunku ką pasakyti dar. Tiek dabar dreifas nurimo, kad net guminuką 80 gramų nuleido ant 200 metrų gylio. Valas va tiesiai eina. Tai iš tikrųjų būtų gerai gal kad neužkiptų, nes čia supins man tos 2 valus. Kadangi šiandien oras ramus, tai pabandysiu ant gylio visiškai. Čia 3,40 man atrodo rodo. Pažiūrėsiu, gan čia kas nors bus. Gal kas įdomesnė paklius. O gal brosme. Arba greičiausiai nieko, nu bet pabandyti reikia. Čia dar kokį pusvalanduką pabūsiu turbūt ir jau varysiu. Jis jau kaip ir vakarė. Kas tai ant gylio prisikabina? O! Pliamba gera buvo. Šūdas. Čia tikrai nebloga buvo šį kartą. Bet vat nepasikirto normaliai. Reikėjo dar porą kartų kirst turbūt ją. Nu, jau norėjau vynioti ir dar į zacepą įkaliau ant galo. Nepavyko man čia ant gylio pažvejoti kažką tai pagauti damas. Vienas kibimas buvo neblogas, bet neužsikirto gerai. Dabar va į zacepą iššoviau, tai greičiausiai nutrauksiu ir varysiu namo jau, nes jau temsta pabiškai. Čia kol nuleisiu dar kartą, tai iš viso temtų, tai užteks jau šiandien. Tai iki kito karto.